revolveris tokios būklės atiduotas restauratoriams Vilniuje. Įdomu tai, kad ant durtuvo vienos pakeistos kriaunos rankenos pusės buvo išgraviruotas žodis aras. Tai yra vienas iš kelių Alekso Meškausko žuvusio šiame bunkeryje slapyvardžių. Taigi tikėtina, kad šis durtuvas jam ir priklausė, o be to, kaip minėjau, jis turėjo savo būrį, taigi galima sakyti, kad buvo galbūt kaip ir jam dovana skirta. Priešingos pusės reikmenis, tai yra stribų smaigai, kuris buvo siekiama atrasti, lokalizuoti vietą bunkerio išlikti kūnus. Na ir labai svarbu tai, kad ne visada prisimename, kad visur yra akcentuojama, kad partizanai buvo kovotojai, bunkeriai buvo kaip slėptuvės, tačiau iš tikrųjų, grįžtant prie buities, svarbu ir akcentuoti tai, kad bunkeris tai yra ta vieta, kur atsiskleidžia partizanas kaip ir žmogus, mylintis, ilsintis, sergantis. Na ir aptika nemažai buities reikmenų, tai yra puodynė, dešinėje pusėje lėkštė, šakutės šaukštai, dešinėje pusėje viršuje primuso arba viryklės rinkė, kairėje apačioje dantų pastos ar skutimosi kremo patelė, dešinėje apačioje veidrodėlis, statybos ir gyvenimo reikmenys, žinoma, tai yra ir pjūklas, vinis, kurios tvirtino konstrukcijas, o konstrukcijas sudarė bunkerį. Kruopščių tyrimų dėka surinkti ir tokie radiniai kaip siūlų ritinėlis, partizanų aprangos detalės, uniformos, sagas su vytimi, dešinėje viršuje įvairių diržų sagtelės, sagtis, užtrauktukas, žinoma, didžiuojame su tokiu radiniu kaip vos pusės centimetrų dydžio užtrauktuko dantukai, uniformos detalės, tai yra naudotos, nešiotos prie uniformos, tai yra atlapo ženkliukas, Gedimino stulpai, du pentinai. Na ir šie daiktai tai būtų daiktais, tačiau būtina suvokti, susėti kiekvieną daiktą su konkrečiu įvykiu, su konkrečiu partizanu ir konkrečia vieta, tai yra, kas ir yra vienas svarbiausių tyrimo tikslų. Šis dubenėlis nėra tiesiog 60 metų dubenėlis, nuo kurių iš tikrųjų ne vienas mūsų galbūt ar kaimas ir savo namuose turime. Tačiau iš šio dubenėlio vienas iš partizanų valgė savo paskutinę vakarienę. Šią žibalinę lempą pasišviesdamas Grigonis pasirašė ne vieną dokumentą, taip kad labai svarbu, tai yra, kaip prieš tai mes girdėjome pranešime, tai yra labai svarbu emocijos. Ir šis emocinis paveldas mums ir leidžia suvokti praeities įvykių reikšmę, svarbą ir jais remtis mes visą tai ir įprasmę įamžiname. Na ir tikėjimo, Dievu stipraus tikėjimo atspindžiai tai yra medaliukai, švenčiausios mergelės Marijos atvaizdą. Medaliukai buvo dėti iš pentelį, ir nuo gaisro visos papanglėjos ir jie buvo prilipę. Ligos Grigonis prieš 50 metų pavasarį stipriai sirgo plaučių uždegimu. Na ir šią ligą patvirtinant vis radiniai kairėje pusėje vaistų indelis, jodo buteliukas dešinėje pusėje ampulė, kruopščių tyrimų dėka rasta viena nesudaužyta ampulė. Juos nusinėmus rankai tvarstyti naudotas tvarstaliavos fragmentai medininės. Na ir įdomu tai, kad į šiaurę nuo bunkerio po eglės kelno aptikta nemažai radinių. Žinoma, buvo klausimas, kam partizanams slėpti šios paprastus buities daiktus. Tačiau išaiškėjo, kad 1989 metais Alekso Meškausko brolis Lionginas Meškauskas kasinėjo bunkerį ir siekė surasti ginklų. Na, visa laimė, kad jam buvo įsakyta sustabdyti šios darbus, nes juos iškasęs, nežinoma, kur juos būtų juos padėjęs, tai būtų prarasti šie daiktai. Na, jeigu ir būtų išsaugoti, tačiau svarbu tai, kad jeigu mes negalėtume susijęti šių daiktų su konkrečiais partizanais, su konkrečia vieta įvykių, šie daiktai tiesiog tai būtų antikvariai. Na ir rodiklytė rodo pusę bunkerio vietą, kurioje yra visiškai suardyta, taigi buvo iškasta iš šios vietos. Na ir tik archeologinių tyrimų metu galima aptikti tokius radinius. Žinoma, kad Aleksas Meškauskas, būrio vadas, išbėgo iš bunkerio ir žuvo nukautas kareivis 18 metrų. Taip jis atvėrė kelią vadui vasario 16 deklaracijos signatarų Grigoniai. Tačiau Grigonis išlipęs iš bunkerio buvo iš karto pašautas ir taip užblokavo išėjimą iš bunkerio.
Bunkeryje liko 4 partizanai, iš kurių vienas Nemunėlis, Juozas Zinius, buvo kontūzytas ir suimtas gyvas. Ir bunkeryje liko 3 partizanai, kurie žuvo. Na, įdomu tai, kad antropologams ir teismo medicinos ekspertams ištyrus rastus kaukolės fragmentus, kuriuos matote skaidrėje, tai yra 2 partizanų kaukolės skliauto fragmentai. Štai nuotraukoje matote rodiklytę, iš kurios vietos jie yra. Lietuvos ypatingame archyve saugoma šių žuvusių partizanų nuotrauka. Mes prašėme teismo medicinos ekspertės ir profesoriaus Rimanto Jankausko pabandyti susijęti su nuotrauka šios fragmentus. Na, jis atsakė, kad nėra galimybių, nes žinoma, yra tikėtina, kad nuotrauka yra retušuota. Tačiau pagal būdingus lūžius galima teigti, kad tai yra partizanų savižudybės liudijimas, kadangi plaukais rodos dešinėje pusėje kaukolė, dėl didžiulės jėgos šie kaukolės fragmentai iškrito kitoje pusėje. Aš atprašau, jeigu dar leisti, aš per 2-3 minutės pabaigsiu. Taigi, tai yra 2 partizanų savižudybės įrodymas. Na ir tik archeologinių tyrimų metu galima tokius fragmentus rasti, atkurti. Nors, žinoma, ir nebuvo tikimasi tokių įrodymų surasti, nes partizanai buvo išvežti Kauną, tačiau, kaip matote. Ir tai yra dabar vienintelis likęs jų atminimas, taigi juos palaidoja, galima sakyti, ir mes juos, yra vienintelis jų egzistencijos dabar išlikimas. Na ir partizanai šturmo metu iššovė 30 šūvių atsišaudami. Na ir štabo seržantui Ernestui Kuckaliui ištyrus visus šios šovinius ir kulkas buvo surasti paskutinė tutelė ir paskutinis šovinys, kuriais partizanai ir atėmė savo gyvybę. Na ir svarbu tai, kad buvo atkurti šie ginklai, tai yra kulka nuo Walter P28 pistoleto, matomoje Lietuvos ypatingoje archyve saugomoje nuotraukoje, surinktų ginklų iš bunkerio ir tutelė priklausanti kitam vokiškui pistoletui Mauser. Taigi, tik archeologinių tyrimų metu kruopščiai surinkus visus duomenis galima atkurti tokius dalykus, kuriais, na ir šie radiniai perduoti į Raseinių muziejų, tikimasi sukurti specialią ekspoziciją, taigi šie radiniai, žinoma, kulkų ir šovinių daug randama, tačiau būtent šiais buvo nutraukta partizanams gyvybė. Na, jos reikėtų įamžinti atskirai. Na ir apibendrinus visą tai, ką pasakiau, galima teikti, kad archeologijos tyrimų galimybė, tyrant ginkluotos rezistencijos vietas, bunkerius, žemines, iki šiol buvo visiškai neišnaudojamas, tik 2010 metais atlikti pirmieji tyrimai. Ir ne veltui aš pavadinau pranešimą archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai naujo lūžio pradžia. Tikiuosi, kad tai ir bus, nes archeologijos tyrimų galimybės yra tai, kad patvirtinti, paneigti kai kuriais atvejais ir patikslinti visus kitus duomenis. Na ir archeologiniai tyrimai turi būti atliekami kiekvieną kartą vykdant žemės vykdymo darbus autentiškose ginkluotos rezistencijos paveldo vietose, nes kad ir gerais tikslais vedini savavališki kasinėjimai šios duomenis tik pražudo ir mes juos prarandame visiems laikams. Vykdant tyrimus jie nugula ataskaitose, publikacijose, dėl jie yra gyvi. Na ir kompleksinių tyrimų privalumai neabejotini. Šie tyrimai nebuvo tik archeologiniai, nes visą laiką bendradarbiauta su istorikais, karo ir ginkluotės strategijos ekspertais, antropologais, teismo medicinos ekspertais, pažinome dalykus ir su numizmatais. Taigi, kompleksiniai tyrimai turi būti mūsų visų prioritetas vykdant ginkluotos rezistencijos paveldo tyrimo vietas. Na, jums ačiū už dėmesį.